Gerai, dabar atėjo laikas jau liudymams. Noriu pirmiausia pakviesti svečią. Airija, atsiprašau, Airija. Airija. Kur ta sesė iš Airijos? Ir taip pat ją noriu pakviesti čia prie mikrofono. Jo. Jinai specialiai atskrido dėl tos konferencijos iš Airijos. Jo, ir trumpai pasidalinsiu. Tiesiog, kaip jin čia papuolė. Kas atsitiko tavo gyvenime, kad... Bet tai viskas atvažiavai su dviračiu į Juodkalnį. Labas vakaras. Labai netikėta. Su Dievu gyvenu visą gyvenimą, iš tikrųjų. Kartais toliau, kartais arčiau. Dažnai visą laiką, kai man jau reikia, aš jo prašau ir šaukiuosi. Ir jis man padeda visą laiką. Visai neseniai atsiradau YouTube'ai jūsų veikliųjų vyrų šlovinimus, liudijimus, taip pat Tado laidą per radiją, iš mirties į gyvenimą ir tiesiog užkabinu. Ir buvau atostogose, aš Airijoje gyvenu 12 metų, daug dirbu ir iš tikrųjų atostogose buvau per Kalėdas, per Velykas ir dabar galvojau, grįšiu tik tai per Kalėdas, turbūt geriausių atvejų. Ir kai pamačiau, kad Alanas atvažiuoja į Lietuvą, žinoma, siunčiau visiems savo draugam, pažįstamiem giminėm, kad jie važiuotų, kad klausytų, bet visi sako, na, mes pasižiūrėsim, paklausysim, ačiū, kad siunti, kai kas sako, tu žinai, nesiūs geriau visų šitų naujienų. Ir kai sužinojau apie Alaną, galvoju, taip čia reikia, noriu, bet tai yra neįmanoma. Bet tas troškimas buvo begalinis. Ir aš galvoju, gerai Viešpatie, jeigu reikia, daryk. Darbų tokia krūva, toks didelis, labai jų daug iš tikrųjų. Ir tai buvo nerealu, nelogiška ir neįmanoma. Kaip aš čia esu, šiandien negaliu jums pasakyti, bet Viešpats daro stebuklus iš tikrųjų. Per tas 3 savaitės, kai aš apsisprendžiau čia atvažiuoti, be galo, beveik kiekvieną dieną buvo baisūs trukdžiai, sunkumai. Ir galvojau, viskas neišlaikysiu. Nu, galbūt atrodo tokie man dideli dalykai, jums galbūt juokingi dalykai, bet buvo gausybė iš tikrųjų trukdžių. Ir čia atvažiavau į Vilnių, patekau, tuomet, kai važiavau į Kauną. Gerai, kad važiavau su pažįstamu, paėmiau draugės vyrą, nes man atrodo, jam reikia padėti. Jisai ir mums pradėjo piktasis dirželį generatoriaus plėšyti. Pravažiavus 5 kilometrus nuo namų ir mes iki Kauno atvažiavom iš Varėnos. Iš tikrųjų, daug tokių stebuklų neįtikėtinų. Ir ačiū jums visiems, kad jūs esat. Ačiū už jūsų buvimą, už Viešpaties veikimą per jūs visus. Ir taip pat mane palietė. Labai esu dėkinga.